Sveiki į mano virtuvę. Mano vardas yra Selina ir šiandien noriu pasidalinti sveiku ir skaniu filipinietišku receptu. Šiandien gaminsime chop suey, kas reiškia kartu sumaišyti gabalėliai. Šitas patiekalas kilo iš Kinijos, bet dažnai gaminamas Filipinuose. Šitas konkretus receptas yra parengtas receptu iš 1931 metais parašytos knygos. Tada pradėkime. Įpilkime aliejų į puodą, kepkime svogūnus, česnakus, paprikas ir salierų stiebus vienas po kito. Įdėkime kopūstus, tada šaldytas daržoves ir grybus. Šiam receptui naudoju šaldytas daržoves, nes man taip lengviau. Nereikia pjaustyti daržovių. Įberkime druskos ir pipirų. Įdėkime sojų padažą, hoisin padažą ir austrų padažą. Įmeskime konservuotus kukurūzus ir kitas jūsų pasirinktas daržoves. Sumaišykime krakmolą su vandeniu ir įpilkime į puodą. Įdėkime virtus ir nuluptus putpelių kiaušinius, jei naudojate. Įdėkime supjaustytas kalendras. Kai padažas sutirštės, patiekite iš karto. Receptas tinka vegetarams, bet galite išimti putpelių kiaušinius, jei norite veganiškai. Galite pridėti mėsos, vištienos arba jūros gėrybių taip pat. Receptą galite modifikuoti pagal jūsų skonį. Skanaus!